Sveiki! Šiandien kviečiu Jūs į projektą Monopolio namai. Čia puikiai dera gyvenimas mieste, nes iki senamiesčio tik 2 km ir galima nueiti pėstute. Taip pat šalia nuostabus parkas, vaikų žaidimų aikštelės. Ir jeigu Jums dar negana viso to, Jūsų bute įrengtas židinys. Skamba tiesiog fantastiškai. Kviečiu pasižiūrėti kartu. Šalia mūsų projekto pilna ir mokyklų, ir vaikų darželių, ir bet kokios gyvenimui reikalingos infrastruktūros. Sudariau kavos, įmečiau į Malką. malką Liauską. ir einu gerti savo rytinės kavos į balkoną su fantastišku vaizdu. Šią gražią dieną mes esame projekte Monopolio namai ir turim džiaugsmą kalbėti su vadovu Justinu. Sveiki. Sveiki. Labai smalsu, papasakokit, kodėl verta rinktis Monopolio namus? Todėl, kad projektas yra išskirtinėje Vilniaus vietoje, išskirtinėje lokacijoje, tai yra Vilniaus Naujininkų rajone, kuris turi ir savitą istoriją, ir savitą architektūrą, ir kuris pasižymi tuo, kad yra ne tik urbanizuotas, bet ir turi pilną žaliųjų zonų, kurioje būtent vienoje iš tokių ir esame. Projektas kartu yra ir funkcionalus, vyrauja įvairaus išplanavimo, įvairaus dydžio butai, tiek kompaktiškam gyvenimo būdui, tiek ir jaunoms šeimoms su vaikais. Čia mes turime visą tam pritaikytą infrastruktūrą, tiek vaikų žaidimų aikštelės, tiek parką su visa jame esančiai infrastruktūra, tiek ir sporto aikštelės, grilio zonas. Projektas Monopolio namai, man atrodo, labai traukiantis akį. Jis toks spalvingas, toks ryškus. Gal galit papasakoti, kodėl apskritai tokią viziją turėjot šio projekto apie pačią architektūrą? Architektūrinė išraiška buvo įlieti projektą į Naujininkų rajono kontrastą, kadangi tai yra tikrai labai kontrastingas ir labai savitas Vilniaus rajonas, turintis savo istoriją, savo labai įvairią architektūrą, bet tuo pačiu išsiskiriantis ir savo reljefu, ir savo vieta mieste. Ir buvo pagrindinis tikslas įlieti šį projektą teisingai į visą rajono kontekstą. Viskas skamba tiesiog fantastiškai, bet labai smalsu pasižiūrėti ir kaip viduje atrodo viskas. Parodysit? Tai čia Justinai yra kelių kambarių butas? Čia yra 2 kambarių butas, vienas iš nedidelių butų, bet kuris jau yra, kaip matote, įrengtas. Kitą mėnesį jau, ar ne? Apsigyvent? Visiškai taip, gali jau pradėti pamažu keltis. Užėjome į vieną iš butų, kuris yra su dalinė apdaila, dar nėra pilnai įrengtas, bet kuriame kiekvienas įsikuriantis žmogus pagal savo poreikius galės įsirengti ir prisitaikyti butą savo reikmėms. Tai mes matome ir kaminą, kuris yra paruoštas židinio įrengimui. Žmogui belieka pasidaryti angą kamine ir įsistatyti židinio kapsulę. Sudariau kavos, įmečiau į Malką. malką Liauską. ir einu gerti savo rytinės kavos į balkoną su fantastišku vaizdu. Na, man atrodo, kad dar vienas didžiulis išskirtinumas šio projekto yra tai, kad, kaip sako, žmogui reikia turėti kur akį pailsinti. Kiekvienu metų laiku per langą iš balkono savo turi tokį gyvą paveikslą. Tai yra vaizdas, kuris pasako daugiau negu žodžiai, manau. Justinai, man atrodo, vienas iš pagrindinių klausimų renkantis būstą, tai yra klausimas, kaip išspręsta parkavimo problema. Turime tiek antžeminių parkavimo vietų sklype,
tiek ir turime parkavimų sistemą pačiame pastate. Aš nepaliauju klausyti, kai klausiu, kokie yra privalumai šio projekto, tai kažkaip atrodė, kad mes jau kaip ir išsiaiškinom, bet kuo toliau, tuo daugiau tų privalumų mes čia randam. Kaip smagu. Dėkoju visiems, kurie draugė su manimi šiandien apžiūrėjo projektą Monopolio namai. Visus susidomėjusius ir susižavėjusius kviečiu susisiekti su pardavėjais, kurių kontaktai nurodyti apačioje. Taip pat nepamirškite pasidalinti video su tais, kuriems jis būtų aktualus. Na, o taip pat spauskite patinka ir prenumeruokite Realu TV.